filmuot. Tai esam trečioj pertraukoj, dar neprasidėjo, nors prasidėjo jau pyragų diena, parodyk. Ir kalbinsime mes... Eva, tu per daug nuėjai. Koks yra santykis? Exchange rate. 1, 2, 3. 1 euras, 2 šitie. Ir tuomet 5 eurai, 10 šitų ir 1 arbatpinigas. Okay. Euras. Turbūt. Mes turime pinigų dabar. Kaip sekas organizuoti? Tu nenori kalbėti mikrofonu? Kaip sekas organizuoti jums čia pyragų dienę? Viskas gerai kol kas. Labai daug pyragų, labai nesitikėjau, kad tiek daug pyragų bus ir tiek įsitraukimo. Bet nieko, viskas kaip kol kas sakė. Labas. Ar ketini pirkti pyragų? Nežinau dar. Ar turi pinigų? Pyragpinigių. Gal? Sveiki. Ar valgy pyragų? Dar ne. Ar pirksiesi pyragpinigių? Bandysiu. Ką manai apie pyragpinigių ir arbatpinigių dizainą? Man labai patinka, kad jie yra daugiau verti už zlotus. Sveiki. Sveiki. Ką jūs čia darote? Aš nežinau, mane apsikabino. Ką tu paklausom iš toj situacijos? Šiais laikais visus žmonių darbus perima ChatGPT. Papasakokite, kas jūs paskatino būtent šiandien įsigyti pyragų? Ar tai meilė saldumynams, ar tiesiog noras... Aš einu į kontrolerį, man 4 minutės jau kontrolerį. Įsikiški burną. Darom eksperimentą, varysim pažiūrėti, ar įmanoma už pyragpinigius nusipirkti kebabą. Norėjau pasiklausti, ar jūs priėmat pyragpinigius? Ką taip? Pyragpinigius priėmat? Manau, jūs juokauja? Aš apie tai nieko nežinau. Ne? O kas čia, kur čia kas? Nu čia šią valiutą galima išleisti. Jūs ten eini tą ir sakykite ten, čia mes nedėlė priėmat. Jaučiuosi kaip šuraivas. Pyragpinigių kebabinė nepriema, tai bandysiu eiti į kiną ir pažiūrėsim, ar ten priema arbatpinigius ir ar priema pyragpinigius. Aktyvuota. Įveskite kiekį. Pasirinkite mokėjimą. Girdėjau, kad šiandien pyragpinigiais galima skaityti, čia tiesa ar ne tiesa? Ne? Kondrutė atėjo ir sako, o aš neturiu mažiau ir aš jums duodu 100 ir iškeiskit jūs man po 10. O tai kiek įgavo pyragpinigių? Tai atitinkamai gavo 20. Arba gal už 5 keitės ir gavo 10. Bet aš žinau, kad jį dar perskaičiau, nes jis nepasitikėjo manim, kad aš gerai suskaičiuosiu. Eina savo. Čia su riešutais yra. Ne. Čia karamelizuota riešutai. Ar sausainiai? Galit mano paragaut. Ateikit parodyti. Žiauriai geras. Liuks. Jeigu pyragas valgytų tave, koks tai būtų pyragas? Obuolių tikriausiai, nes jie tikriausiai mane daugiausia valgytų, aš jų daugiausiai suvalgęs. Kas tave pagimdė? Žmonas tikriausiai. Kaip tu mane myli? Daug, smarkiai myliu. Su gimimo data? Jisai kažkaip visai apie gimimą daro. Su pyragų dienos švente sveikiname mes Tomą Kyvą. Sveiki. Sveiki. Koks skaniausias pyragas? Nežinau, dar neragavom, dabar tik tai perku, tada bandysiu. Skaniausias pyragas. Braunis su oreo. Taip, aš suvalgau pyragų šiandien. Vieną? Vieną arbatpinigį. Ne, taigi pyragas 2 kainuoja, tu ką nematai? Aš nemačiau šito. Ne pyragų dieną įvyko inflacija. Kainavo 1, dabar 2. Ką man daryt? Nematuriu šaibų. Ką žmogui daryt? Nežinau. Atsipelėsis.
mėsos skonio. Man tai jis toks vaisių skonio. Kaip sekas parduoti arbatą? Nu, žiauriai dingsta arbata šiaip. Nesitikėjau, tikrai galvau čia tokia. Kokias arbatas pardavinėjat? Neįsivaizduoju aš. Labas. 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 Praeitais metais sakėte, kad ateisite į lapkritinės, jeigu bus sukurtas eilėraštis apie supuvusią Lietuvos švietimo sistemą. Kokia jūsų nuomonė apie lapkritinės? Jokia. Kas ten bus, eilėraščiai, jo? Poemos, Kūryba. taip. Nuostabu, apie griūvančią, pūvančią Lietuvos švietimo sistemą laukiu eilėraščių. Būtinai, jeigu bus, tada ateis. Tai ar ateisite šiais metais, jeigu toks eilėraštis bus sukurtas? Aš jau žinau, kad toks eilėraštis yra arba kuriamas, arba yra jau sukurtas. Ar jūs žinot, kad yra toks eilėraštis kuriamas? Tai aš jį ir kuriu, bet aš noriu sužinoti. Viskas. Aš noriu sužinoti, ar tai jūs paskatins ateiti į lapkritinės. Taip, mane paskatins šitas dalykas. Nuostabu. Tada reklamuoju ir kviečiu visus kitus prisijungti mokytojus ir mokinius. Aš sielogijos ištrukinu visas užrakintas durys, laškas nepatiklauso, aš turiu kitus, man persiklauso. Tie, kurių bijo visi. Pietų, kurie nieko nebijo. Yra ankstyvoji Lietuvos atgimimo poezija. GNG sindikatas. Jo, aš, ką tu padainavai, tai 17 metų, bet vienas kraujas, kurį aš dainavau, tai čia 2 tai tikrai ankstyvoji. Taip. Majau, ką žinai apie lapkritinės? Čia iš intuicijos, bet man atrodo, kad lapkritį vyksta. Iš tiesų. O ką labiau viduj? Taip. Kaip sakai, berniuk? Nuostabiai Augusto Šnervės matosi iš mano pozicijos. Ai, taip. Tai va, nežinau, esame lapkritinėse, tai yra gana ramus metas, žmonės susirenka patamsyje ir tiesiog kalbame iš širdies, dainuojame iš širdies, grojame iš širdies. Šiandien bandysim jaunuoliams parodyti, ką reiškia. Ar buvai anais metais? Nebuvai. Nu tai va, tai parodyti. Jis aišku, nebuvo. Tai va, parodysim jaunėliams, ką mes čia veikiam. Kada jūs kursit laužą? Kai Diana iš mokyklos išeis. Sabu tiesiog. Turit kažkokį planą? Jo, žadam užkurti savo emocijom, užsidegimu ir meiliai poezijai. Pamatysim, kaip užeis. Praeitą kartą nepavyko, šį kartą galbūt pavyks. Tikiu. Aš irgi, su Dievu. Ką? Mėtomas praradęs jėgas. Kaltinti jis tik save mokėjo, kai atsitrenkęs į medį ant šakos jo gulėjo, stebėdamas krentant lapus, įsivaizduodamas užvožtus savo vokus. Važiuok. Čia toks bus transition. Nulių žygių tu sušilsi, po 7 jį paminsi. Nors ir tylų rytą miegant, gaidžiui tau jausis spiegiant. Mes tau keliam sunkumus, kad išliktum atkaklus. Jei mergos tau statys rogus, visat būsi tu stiprus. Kai batai trins tavus kulnus, kuprinė tau žudys pečius. Tu čiupsi gaidžių iš nastrų ir smauksi iš visų jėgų. Viena iš tų minčių buvo toks vienas trumpas dvieilis. Ridas plaukė per merkinę, tai nutrynė jo šikynę. Čia buvo Katugė žinios. Katugė. Tikrai taip. Katugė žinios. Katugė. Žinios. Čia buvo Katugė žinios. Katugė. fotografija. Rodyk laiką.